Mielos moterys, ar esat girdėjusios iš savo mamų, o gal net močiučių ar tetų tokį posakį, ar net nerašytą taisyklę jūsų šeimose? Pailsėsi, kai numirsi. O dabar reikia dirbti. Žinoma, dirbti mes tikrai esame išmokytos ir neretai savo šeimose laikom net ne 3, o visus 4 namų kampus. Tačiau po to, ką mes darome, ogi pykstame ant savo šeiminykščių, kad tie nieko neveikia, gal ilsisi nelaiku. O kodėl? Taip yra todėl, kad savo neleidžiame patenkinti vieno iš mūsų labai svarbių dvasinių psichologinių poreikių – poilsio ir pramogų poreikio. Tai nėra prabanga, tai nėra kažkoks tai, nežinau kaip čia pavadint, kaprizas ar ne, pailsėti, arba netgi papramogauti, tai yra poreikis. Labai labai svarbus poreikis. Iš nepatenkintų poreikių kyla emocijos. Mums labai svarbios ir padedančios emocijos, tai baimė ir pyktis su visomis savo moduliacijomis, niuansais. Pradedant susierzinimu, nerimu ir baigiant galbūt, pavydu, agresiją. Visa tai labai nemalonu ir mes visaip mėginame to išvengti. O reikia padaryti ką? Tiesiog atsigręžti į save, į savo poreikius. Tai pradėkime nuo to, kad mes visi turim poreikį pabūti nevarginančioje, kitokioje, kaip mes turime rutinoje. Mes norime pabūti kitokioje aplinkoje. Tai galėtų būti palaikanti, pastiprinanti, auginanti ar ne aplinka. Mėgstate keliauti, tiesa? Kelionės visuomet yra džiaugsmas. Džiaugsmas slypi naujuose dalykuose. Ko mes dar pasilgstam? Pasilgstam šilumos lapkričio mėnesį. Taigi, mano pasiūlymas tikrai jums patiks ir sudomins. Kada? Lapkričio 18-29 dienomis. Dar kartą kartoju, lapkričio 18-29 dienomis, tai yra jau lapkričio pabaiga. Tikrai žiema įsibėgėja, ypač Lietuvoje, ar ne? Tuo metu Prancūzijai priklausanti sala Karibų jūroje Martinika žydi, kvepia, šiltas oras. Dienos metu temperatūra iki 30, nakties metu nukrenta tik iki 25. Tai oras šilkinis, vanduo šiltas. Kas dar? Aplinkui gamta, gėlės, galimybė pamatyti delfinus, vėžlius. Tokia egzotika šiek tiek, tiesa, mums šiauriečiams. Kas jau mėginot, ką aš dar siūlau, kas jau mėginot ir patyrėt, kas tai yra grupinė psichoterapija, žinot, kad tai yra gerokai efektyviau ir taip pat pigiau negu individuali. Kas nemėginot, prašau, turėsit galimybę, turėsit progą patirti tą didelį grupės palaikymą, įžvalgas, efektyvumą. 10 dienų, per kurias mes turėsime laiko ir asmeniniam poilsiui, saulei, ekskursijai po salą automobiliu. Ir žinoma, atsivežtų klausimų sprendimui. Šių metų tema – blogai yra gerai. Kaip atpažinti? Nes tai nesimato iš karto. Kiekviena dalyvė, atsivežusi savo klausimą, išvažiuos su atsakymais, kurių tikrai nebūtų radusi viena. Kviečiu. Visa programa, atvykimas, kainos, spec pasiūlymas iki Velykų po šiuo video. Rašykit man, klauskit, susiskambinsim, pasikalbėsim, viską išsiaiškinsim.
Iki pasimatymo Martinikos saloje lapkričio mėnesį.